Varom su cukraus tėveliu į Birštoną. Čia aš bandau pasigražinti savo patinusius snukį, kad jis manęs neišsigąstų ir iš tikrųjų mane ten nusivežtų. Vakar pamiršau susitvarkyti plaukus, todėl šiandien juos tiesiog susipinsiu. Rezultatas iš tikrųjų nekoks, bet pohui tam seniai turėtų tikti. Tada pasidariau 4 kiaušinių pusryčius, nes nežinau, ar jis man ten duos valgyti. Pavalgiau ir mes išlėkėm į Birštoną. Prieš atvykstant į viešbutį sustojom pavalgyti, tik jisai man neleido valgyti jokių svagūnų, nes sakė, kad smirdėsiu ir negalėsim daižytis. Atvykom į viešbutį ir man labai patiko, nes aš nesu buvus viešbutį, tik hosteliuose su pagalvių blusom. Tai čia buvo visai toks geras upgrade, tada išėjom pasivaikščioti prie Nemuno, tik tais kas labai chujovai su to sėniu, kad pas jį pastovi rankos dreb ir jis nesugebėjo manęs normaliai nufotkinti, tai biški buvo juokinga iš tikrųjų. Tada grįžom į hotelį ir aš supratau, kad turėsiu atidirbti ir galvoju, what the fuck, kur nusirito mano gyvenimas, bet come on, judam. Bet išlindau į balkoną ir pamačiau nuostabų mašinų aikštelės vaizdą ir supratau, kad tikrai verta. Tada ėjom pavakarieniauti ir pirmės kitas voločius man užsakė tiesiog salotų, nes sakė, kad aš esu per stora ir turiu numesti svorio. Bet tada šiaip netaip įsiprašiau antro patiekalo, tai atnešė žuvies, buvo visai zaibys. Čia aš grįžtu visą šlapę, tikrai ne nuo jo, o nuo pirties ir baseino. Ir vakarą tiesiog užbaigėm gėrimais ir užkandžiais, kad man būtų lengviau.